didelis derlingumas. Gaila, negaliu perteikti per vaizdą, kiek čia tų braškyčių daug yra, raudonų, bet neįtikėtinai raudonuoja viskas. Ir kaip faina, kad jos dar vis nesusmulkėjo, o vis dar tokios didelės. Nu, ne visos žinoma, bet čia yra rumba dabar, tarp kurių aš esu. O va ten yra verdi, kuri man yra visgi pati geriausia kol kas. Tai, driežas koks didelis. Geras. Pabandysiu pagauti. Čiukšt. Už akmenuko pasislėpė. Driežiuk. Įlindo į skylę. Va. Labukas. Labukas. Ką tu? Sakoma, kol yra pirmų kartų, tol esi jaunas. Taigi, ūkininko Tautvydo pirmas kartas bendraujant su bitutėm iš arti. Reikia nešaukti ir nesimosikuoti. Ką matai? Plėvelė čia. Aš visakė tinklelį. Aš pamenu, pernai jisai tą plėvelę nulupo. Tai reikia ją nulup, žinau. Kiek ten veiksmo. Kanda? Čia nieko nėra. Tuščia? O tai ką jos ten daro? Vaikus peri gal? Na, avietės šiais metais tikrai stebino. Šiaip esu girdėjus meteorologų, ne tik meteorologų, gamtininkų, visokių pasisakymų, jog šiais metais gamta pradėjo vegetaciją 2 savaitėm anksčiau nei įprastai. Tai šiandien yra birželio 8, turbūt 8. Tai dar tik tai pati vasaros pradžia ir remontantinių aviečių aukštis jau viršija metrą. Ten va net matosi, kad pirmąjį parišimą jau yra peraugusios, tai jau galima būtų netgi parišinėti jas, aišku, dar nerišim. Tai šiuo metu suskubau jau jas genėti, nes praktiškai dauguma jau yra su žiedų pumpuriukais, o kai kurios net jau ir prasiskleidė ir žydi. Tai jeigu 2 savaitėm anksčiau viskas įvyks, tai manyčiau, jog mes aviečių pirmųjų paragausim Liepos mėnesį. Nes pernai skynėm pirmasias rugpjūčio pradžioje. Na tai šiemet turėtų būti Liepos viduryje. Pažiūrėkit, kokios gražuolės, neįtikėtinai gražios. Labai džiaugiuosi jomis, bet reikia praretint. Nežinau, mes tas 2 vagas išretinom prieš porą savaičių ir šiek tiek pasigailėjom, nes jos kažkaip sustojo augti, tos tankesnės kaip ir augo toliau gerai. Nors šiaip dabar žiūrint, realiai ten matosi, kad tos 2 vagos yra žemesnės, tos 2 yra, nefokusuoja, tos 2 yra žemesnės nei tos kitos. Tai nežinau, ar čia turėjo įtakos tai, kad mes išgenėjom jas,
ar kame reikalas, bet, nu, reikia vėl mulčiuoti, nes labai turim tokią žolę bjaurę vijoklį, tai jinai apsisuka aplink augalą ir paskui labai sunku ją, kad ir išrauni, jinai nuplėšia visus lapus arba net ir patį šitą stiebą avietės. Bet labai tankiai suaugusios ir sakau, va tų pumpurėlių jau yra daugumai. Jeigu taip stipriai nesimato, tai truputėlį jas praskėtus, jau ten va, tikrai matosi, kad jau jos skuba žydėti. Šiaip, ką žinau, tai nėra blogai, nes jų aukštis jau yra pakankamas. Pernai kažkaip, šiemet tai mums yra 4. aviečių sezonas, tai pernai aš kažkaip labai sunerimus buvau, nes jos mums irgi tokios dar būnančios nedidelės pradėjo žydėti, bet pernai buvo nušalę. Šiemet taip pat buvo nušalę, bet mažiau. Ir kai kurie net ir sakė, jog jos nespėjo užaugti tinkamo savo aukščio ir jau vedė uogas. Tai tikrai nebijau dėl to, nes aš pamenu, pernai tikrai irgi žydėjo būdamos žemos ir su tais žiedais jos sugebėjo vis tiek išaugti mano ūgio, net ir aukščiau už mane. Tai nereikia pergyventi dėl to, kad jos žydi, o tik džiaugtis ir laukti derliaus. Ir jeigu bus šis ruduo ilgas ir šiltas, tai aviečių derlius bus didelis, nes jos dera iki pat šalnų. Tai jeigu prasidės 2 savaitėm anksčiau, tai galim numanyti, jog turėsim ilgą ir gražų sezoną. Mes neatsistebėm, kaip tas gandras greitai supranta, išgirsta, aš nežinau. Vos tik tai įsijungia mulčeris, iš karto atskrenda gandras. Neaišku, iš kur.